Sveiki, prijaučiantys saulės energijos įsisavinimui. Noriu trumpai papasakoti ir parodyti savo saulės ūkį, kurį eksploatuoju apie metus. Įsigytas žemo dažnio transformatorinis hibridinis saulės inverteris su mažo voltažo MPPT, padedančio savo darbą nuo 30 iki 180 voltų ir maksimalaus 1600 W saulės modulių masyvą. Čia matote gamintojo lentelę. Nusprendžiau apžiūrėti ir jo vidų. Surinkimo kokybę. Tuo galite įsitikinti patys. Viskas padaryta tvirtai ir kruopščiai. Gnybtai užveržti stipriai. Patikrinau. Aušinimo ventiliatoriai sumontuoti apačioje ir viršuje. Apsispręsti ir įsigyti šį hibridinį inverterį padėjo inžinieriaus iš Kijevo vaizdo įrašai. Gal tai padės ir jums. Mano namų elektrinė iki šiol dirbo su kitu hibridiniu saulės inverteriu, kuriam sugedo MPPT dalis, todėl keičiu į šį žalią bevardį inverterį, kurio darbas padarė teigiamą įspūdį. Meniu nesudėtingas, 3 darbo režimai, veikimas tylus. Na, o užmaitintas 8 saulės moduliais, pajungtais į pietryčius ir pietvakarius. Komutacija keičiama pagal metų laikus. Prieš 6 mėnesius buvo surinkta 7,5 kWh baterija. Antra baterija surinkta dabar. Viso turiu 15 kWh kaupyklį. Laukite tęsinio. Iki.